Lietuvos komanda, jinai turi problemėlių, aš ten nelabai esu ką matęs. Lietuvos Rytas, aišku, yra sukūręs labai stiprią komandą šiais metais, o kitų komandų aš paprasčiausiai nelabai mačiau. Manau, kad vis tiek Neptūnas turės komandėlę, Kėdainiai, kiek girdėjau, gerą komandėlę, Prienuose labai sunku žais. O šiaip tai aš nesu tas, kaip sakant, labai stiprus pašnekovas apie LKL, nes aš paprasčiausiai nelabai žinau. Apskritai kažkas iš jūsų kolegų minėjo, kad galbūt Lietuvos krepšinio lygos, tas bendras, jeigu lygis kažkokį vidurkį galima išvesti, tai kažkuo galbūt panašus į Ispanijos antrąją lygą. Aš nežinau ir Ispanijos antros lygos, jeigu tikrai, o manau, kad LKL lygis yra tikrai aukštesnis už tą Ispanijos antrą lygą, bent jau kiek ten esu matęs keletą rungtynių. Manau, vis tiek LKL žaidžia ir tikrai man atrodo aukštesnis lygiai. Žvaigždžių pakanka lygai, kad žiūrovom įdomu? Žinote, žvaigždžių viskas, kaip sakoma, yra daugiau pagal finansus. Tai jeigu finansų nėra, nelabai bus ir žvaigždžių, bet nežinau. Kėdainiai tikrai gerą komandą susikūrė. Svarbiausia, kad pas mus dabar jau atsirado labai daug gerų salių. Tai, kaip sakant, tam žiūrovui jau eiti maloniau į tą salę yra negu eiti kažkokią tai mokyklos salę buvusią, tai atsiras gal biški daugiau žiūrovų, viskas, ir sponsoriai, ką aš žinau. Tai yra labai sunkus procesas, kuris, aišku, priklauso kažkiek tai nuo ekonomikos ir taip toliau. Pas mus viskas gerėja labai po truputį, bet aišku gerėja. Kitose valstybėse yra, aš tikrai pasakysiu, galbūt nedarė blogiau. Su ekonomika tik tai, kad mes labai jau mažiukai. O jums pačiam, esat pačiam aukščiausiam lygiai pratęs žaisti, važiuot, kad ir į geresnę salę, bet vis tiek, sakykime, vidutinio pakankamai lygio komanda lyginant su Žalgiriu arba su to pačiu Lietuvos Rytu. Įdomu žaisti, ar tai daugiau persijungiat, kad kaip treniruotės? Jo, žinai, kaip, kiekvienas mes gaunam algą, turim dirbti savo darbą, ir važiuoji kaip į darbą, aš nežinau. Tai paprasčiausiai reikia, labai paprasta, ateinate atidirbti savo darbą. Svarbiausia nugalėti. Jo, svarbiausia duoti naudos komandai, jeigu treneris lieps žaisti daug ar mažai, ar kokie jo yra, kaip sakant, galvojimai apie, ar tą dieną turi žaisti daugiau jaunimas, čia nuo manęs nepriklauso, Aš einu daryti savo darbą ir viskas. Kaip Žalgiriui apšilot kojas, sakėt, kad tos pirmos dienos jums visą laiką kosmosas, bet dabar... Pirmos savaitės yra labai sunkios, nes reikia galvoti apie viską, ir apie šeimą, ir apie vaikus, ir kaip įsikurti, ir ko trūksta namuose, ir ko trūksta, vienu žodžiu. Labai daug buitinių reikalų, tai jos yra labai sunkios. Jau buitiniai reikalai dar pas mane bent dar nesibaigė, bet jau į pabaigą eina, tai jau, man atrodo, jau kokios savaitės tikrai bus galima gyventi normalų gyvenimą ir koncentruotis daugiau į darbą. Turbūt ir tos pirmos Eurolygos rungtynės padeda greičiau sugrįžti, vis tiek jau tai bus svarbios rungtynės. Aišku, vis tiek maniau, kad atvažiuoja tokia komanda kaip Realas, kad ateis daug žiūrovų, bet kažkiek tai yra baimės, nes trūksta laiko ir aš pats per vėlai prisijungiau, jeigu asmeniškai kalbant, ir komandoj labai daug pokyčių ir tie, kurie žaidė rinktinė, irgi vėlai prisijungė. Sunku, aš galvoju, pradžia bus sunki.